dar prieš 1000 metų. Dievas žmogų apdovanojo išmintim sava, kad materijon nužengusią sielą pančiai sukausto, neišmanijomis dora ir aistra. Nieko kito gyvenime juk nevyksta, kaip tik didžių šitų kova, kai aistrai užvaldyti pavyksta. Neišmanimas įžengia, traukęs dorą. Atspėti galite pabandyti, kas įvyksta, kai laimė dora žmogui duota, jų keisti stebėti matyt. Situacija tam kiekviena bus gera. Žemė mums skirta gyventi. Ar galvojote, kokia to prasmė? Tobulėti ir klystkelių vengti, išugdyti dorybės esmė. Dorybės neša laimę ir žinias, aistra tai karminė veiklai atneša vargus, kančias, o ne išmanimas, kvailybė ir iliuzijas. Kaip pastebėjot, pasirinkimo daug nėra. Susiet save dora, geriausia išeitis tikra. Ekti pasirodo aukščiau mes galime, ir susitelkus savajama atmest abejonės. Priimt vienodai, kas pageidautina, kas ne, įvertint žemės grumstą akmenį ir auksą vertę lygą. Žvelgt abejingai į pagyrimus bei patyčias. Vienodai vertint laimę ir kančias, šlovė ir nešlovė, ramybės nepraras, o priešo kaip ir draugo elgesį suprast, būt stipresniam ir nepalūžti veikiamam. Aistros ar neišmanimo klastos, nesinaudoti prievartą, atleist kaltam. Būt paprasta, atsisakyti materialinės aistros ir siekti dvasinės stiprybės bei švaros.